Sveiki gyvi, labą dieną investuotojams. Šiandien lapkričio 30 dieną ir darau pilną ataskaitą už lapkričio mėnesį 25 metų. 8 pristatymas video. Portfelio vertė šiai dienai 310 tūkstančių eurų. Tai yra vertė visų mūsų finansinių instrumentų nupirktų lapkričio galui. Portfelio rezultatas, naujas šiek tiek irgi pristatymo būdas, kiekvieną mėnesį sudėjau grąžą kiekvieno mėnesio per tą kalendorinį mėnesį nuo birželio mėnesio, nors birželio mes ten tik paskutiniam dienom pradėjom investuoti, bet vis tiek aš galvoju, sudėsiu visą birželį ir taip mūsų bus tokie kalendoriniai metai, biški netokie, o bus nuo birželio iki birželio, tam, kad visų metų turėtumėm skaičių, tai vat pamėnesiui turim procentais tokias grąžas arba nuostolius, portfelio susitraukimai, tai buvo birželį ir tai buvo pirmą kartą po pertraukos lapkričio mėnesį, kaip ir minėjau prieitą ataskaitą, kad bus tokių lapkričio mėnesį turbulencijų, tai tas ir įvyko. Antra eilutė yra mūsų alokuotos sumos tūkstančiais eurų per kiekvieną mėnesį. Tai kaip matot, pirmus 2 mėnesius mes akceleravom, daug stipriau alokavom ir tada sumažinom alokuojamas sumas, už kiek dasipirkinėjom. Ir kaip ir buvo planas, jeigu įvyksta rinkose kritimas, kas ir įvyko per lapkričio mėnesį, nuo piko S&P 500 indeksas krito 5 procentais, tai dėl to mes dasipirkom daugiau šiek tiek už mažesnės kainas kai kurių pozicijų. Ir mes turim vieną didžiąją naują poziciją, tai šiek tiek vėliau irgi prieisiu iki to. Tai viso alokuota suma šiai dienai 292 tūkstančiai, grąža nuo investavimo pradžios 6,4 procentų. Lapkričio mėnesio winners and losers, tai didžiausias winneris, laimėtojas procentinė išraiška. Ir ne tik procentinė, bet ir bendrai piniginė išraiška, todėl kad tai yra mūsų didžiausia pozicija, tai Google. Per lapkričio mėnesį padidėjo per 140 bazinių punktų prieaugą, Casey 97 baziniai punktai, New Holdings 79 ir nauja pozicija 57 baziniai punktai, Circle Internet. Iš tikrųjų, čia per vieną dieną šitą poziciją tiek užaugo, nes mes tik tai penktadienį ir nupirkom už mažą dalį, tai lapkričio 28 dieną šitos pozicijos už 1500 eurų mes nusipirkom. Iš pralaimėtojų mes turim labai tokių ženklių kritimų per lapkričio mėnesį. Pagrinde kritimai 20 procentų ir daugiau yra kriptovaliutose ir spekuliatyviuose akcijose, kaip Rocket Lab, kaip Spire Global, kaip Redwire. Kritimas 30 procentų per lapkričio mėnesį. Tai šiai dienai tokia tendencija, kad kas galbūt ir yra teigiama tendencija, kad spekuliatyvūs įmonės, jos krenta ir investuotojai prisibijo į jas investuoti. Stiprios įmonės, augančios, pelną generuojančios, dominuojančios įmonės auga. Tai investuotojai reiškia mažina rizikas savo portfeliuose ir dasipirkinėja labiau
nespekuliatyvių, o į vertę besiorientuojančių įmonių. Na, yra kaip yra, kiekvieną mėnesį tikrai nebus taip, kad viskas tik tai kils ar viskas tik tai kris. Tendencija tokia, aš pastebėjau, kas įvyko per lapkričio mėnesį. Nepaisant to, mes nieko nepardavėm, mes nieko per daug nekeitėm savo portfelį, einam pagal savo trajektoriją ir toliau. Trajektorija, kas liečia pjūvius, šiai dienai portfelio yra tokia, kad spekuliatyvių investicijų dalis portfelyje mūsų sumažėjo per mėnesį laiko, todėl kad jos, kaip ir minėjau, krito nuo 20 iki 30%. Mes nelabai jų daugiau dasipirkom. Automatiškai portfelio dalis spekuliatyvių priemonių sumažėjo nuo 15 iki 12%. Tuo tarpu, kadangi dasipirkinėjom agresyviau ir mes taip pat į vertę besiorientuojančių bendrovių, tai portfelio dalis išaugo iki 88% lyginant su praeitų mėnesių. Sekantis pjūvis pagal mūsų kategorijas, technologijos išaugo iki 45%. Išaugimas yra ir natūralus prieaugis, kadangi kyla vis daugiau vertingos technologijų kompanijos, kaip pavyzdys Google, ir spekuliatyvios, ir taip pat mūsų alokacijos didžiąją dalimi buvo iš šitą kategoriją technologijų. Kosmoso dalis mūsų susitraukė iki 31%. New Money, ką pervadinau tiesiog e-money, kad būtų trumpiau, tai yra fintech kompanijos, tai yra kriptovaliutos, tai yra finansinės kompanijos. Susitraukė šiek tiek mažiau, bet iki 25% mūsų portfelio dalies. Sekantis pjūvis tai yra apskritai ir įtraukus mūsų grynųjų pinigų poziciją. Mūsų grynųjų pinigų pozicija sumažėjo nuo 26% iki 15%. Vedant to, kad mes esant kritimui agresyviau nusipirkom naujų ir tų pačių įmonių. Tai šiai dienai turim 15% grynųjų pinigų, 14% kriptovaliutų, 24% pozicijų mūsų yra eurais arba svarais sterlingais ir 47 ženkliai užaugo doleriais mūsų pozicijos. Šiek tiek praeitą mėnesį irgi pristačiau dėl mūsų ketvirtinių ataskaitų, tai turim jau galutinį skaičių, tada buvo 85% mūsų kompanijų viršijo investuotojų lūkesčius, šiek tiek susitraukė, rezultate gavosi 80% mūsų kompanijų viršijo lūkesčius, tai reiškia iš 23, 18 viršijo, 5 kompanijos nepateisino investuotojų lūkesčių. Tai vėlgi negaliu sakyti, kad tai kažkaip tai mažiau yra negu vidurkis, nes prieš mėnesį tai buvo 85% visų kompanijų S&P 500 bytino lūkesčius, dabar neturiu paskutinių skaičių, bet darau prielaidą, kad tai irgi tas vidurkis jisai nukrito, bet kokiu atveju 80% yra labai stiprus rezultatas įmonių rezultatuose. Dėl to darau prielaidą, kad yra geras laikas investuoti ir matau potencialą augimui ateitį be kažkokių didesnių, negaliu sakyti be didesnių rizikų, jų visada yra, bet galbūt be didesnių kažkokių turbulencijų, nepaisant ten kažkokių makropolitinių įvykių, ko mes negalim numatyti. Tai šiai dienai tokia situacija. Mėnesio naujovė, tai yra mūsų Excelio faile.
aš nusprendžiau, kad turiu paviešinti savo darbinį failą ir tą darbinį failą laikyti tam pačiam Excel'e, kurio dalinuosi su jumis. E, Tiesiog manau, kad viskas turi būti vieša, atvira ir skaidru. Tai ir tuo pačiu, kadangi jau, manau, iki galo datobulinau tai, kaip aš įsivaizdavau tą mūsų Excelį. Taip, čia matote mūsų visas pozicijas, absoliučiai visas. Matote vertę šiai dienai, matote savikainą, už kiek mes nusipirkome, matote svorį nuo viso portfelio, kategoriją, valiutos, ar tai vertė ar spekulacija. Ir vienas kertinių tokių pjūvių, į ką aš skaidau kompanijas ir mano nuomonė, tai yra vienas svarbiausių kriterijų, ne pagrindinis turbūt, bet vienas tikrai svarbesnių, kada tikėti labiau kompaniją, kada mažiau tikėti kompaniją, kai jinai yra vedama įkūrėjo. Tai, kaip matote, žaliai paryškinta yra founder, kompanija Duolingo, kompanija XYZ tikeris, kompanija Nu Holdings, kompanija Rocket Lab, tikeris Lunar ir tikeris Circle. Kompanijos vedančios įkūrėjų, kurie vis dar yra ir kompanijų vykdantieji direktoriai. Tai turiu teoriją, jinai aišku yra pasiskolinta iš kitų investuotojų, iš knygų ir apskritai, kad didesnis yra šansas, kada pats įkūręs žmogus bendrovę, kad jis ją ves į priekį ir jisai žiūrės ilgalaikę perspektyvą, o ne trumpalaikę perspektyvą. Nenoras trumpalaikių laikotarpių kažkaip tai įtikti investuotojam ir taip toliau, bet žiūrėjimas į priekį ilgai, tikėjimas kompanija, tikėjimas tuo, ką darai, rūpėjimas tai, ko tu darai, kad tau tai rūpi. Nu, tai yra vienas iš tokių indikacijų, kur labiau galima pasitikėti ilguoju periodu bendrovę. Taip pat ketvirčio ataskaitų, koks yra iš eilės, ar tai patenkinimas, ar tai nuvylimas. Taip pat čia gal toks rodiklis, kur tiesiog parodo trajektoriją, ar ne, įmonės, ar jinai kažkokias tai daro, visiškas nesąmonės, pavyzdžiui, kaip Redwire, atsiprašau, 14 iš eilės ketvirčių jie nepateisina investuotojų lūkesčių. Aš pirkdamas ir investuodamas į šitą kompaniją, iš tikrųjų, kadangi tai yra spekulacija, tai spekulacija dažniausiai daroma per daug nesusirinkus galbūt daug informacijos. Šiai dienai aš galiu nuspręsti, tai yra klaida mūsų investavimo portfelį, bet iš kitos pusės, jeigu matote valuation, tai čia kaip pavyzdys, kiek $1 ar euras yra vertas kompanijos, kada tu investuoji €1, už kokią vertę tu iš tikrųjų įsigyji tą kompaniją. Tai tas verčių kompanijų nustatymas, čia toks yra dalinai, tai yra visiškai skaičiais grįstas dalykas, iš kitos pusės tie skaičiai, jie yra labai subjektyviai interpretuojami. Bet aš pasitikiu dalinai ir savo skaičiavimus, dalinai aš tiesiog pasiemu analitikų vertinimų, kiek pavyzdžiui vidutinis analitikas, kiek vertina Google ten akcijos kainą. Tai jeigu pamenat, nežinau, prieš kelis ketvirčius ar mėnesius, ar prieš 3 ar 4, aš dariau tokią prielaidą, kad Google yra verta
netoli 4 trilijonų, man atrodo, rinkos kapitalizacija ar kažkas tai tokio ten. Netoli 4 trilijonų, ar tai 3,5 ar kažkas tai tokio, ir tuo metu ten akcijos kaina buvo apie $200, 190, kada mes labai aktyviai dasipirkinėjom Google. Šiai dienai Google yra verta viena akcija $320. Tiek mano vertinimų, tiek tų analitikų, kuriuos aš seku vertinimų, $320 yra tikroji Google kompanijos akcijos kaina, kainai pasiekė per paskutinius pusę metų. Tai vat, tai indikacija nurodo, ar ta kompanija šiai dienai yra nuvertinta, ar parsiduodama už savo vertę, ar tai yra pervertinta kompanija. Tai Google šiai dienai mano vertinimu pasiekia savo tikrąją vertę. Tai reiškia, jeigu mes toliau dasipirkinėsim už tą jos tikrąją vertę, mes potencialiai mažinam savo grąžą ateinančius galbūt metus į priekį, todėl kad kompanija auga 15–20% į metus. Tai reiškia, jeigu mes surandam kompanijų, kokios yra, pavyzdžiui, įvertintos rinkos tik tai už pusę savo vertės, tai mes potencialiai mažinam tą riziką, kad turbulencija kažkokia įvyks ir kad mes prarasim pinigus. Tuo pačiu mes nusiperkam už tam tikrą nuolaidą tą akciją, tai dėl to mes negarantuotai, bet padidinam savo šansą, kad mūsų tos investicijos grąža bus geresnė negu vidutinė. Tai kas mums ir gavosi su Google, kada mes ją nupirkom ir dasipirkinėjom, kada ji buvo stipriai nuvertinta. Tai indikacijos va tokios raudoni skaičiai, tai reiškia, kad nelabai būčiau linkęs pirkti šitas kompanijas, kadangi jos yra pasiekusios savo tą tikrąją vertę arba jos yra pervertintos, tarkim, kaip LDO 1,2, tai reiškia, kad 20% yra virš savo tikrosios vertės. Arba Rocket Lab, arba GD, General Dynamics. Tai planas ir yra toks pat, koks jis yra ir buvo ir prieš tai, kad mes ieškom nuvertintų kompanijų, jas dasipirkinėjom agresyviau. Tai dėl tos priežasties mūsų portfelį per lapkričio mėnesį labai agresyviausiai per visą laikotarpį, kokią aš esu dasipirkinėjęs kompaniją, tai yra Duolingo. Pagal analitikų ir mano vertinimą kompanija yra beveik su 50% nuolaida nuo jos tikrosios vertės. Kompanija 3/4 iš eilės pateisina investuotojų lūkesčius. Kompanija yra vedama to žmogaus, kuris ją ir įkūrė, co-founderio. Kompanija per paskutinius 5 metus augina savo pajamas vidutiniškai 53% per metus. Kompanija augina savo free cash flow, laisvųjų pinigų srautų sumą, 88% vidutiniškai per paskutinius 5 metus. Vėlgi, paskutiniai 5 metai, tai nėra tam pats geriausias laikotarpis investavime, geriausias laikotarpis yra paskutinių 10 metų. Tai 10 metų, čia jau tam tikri stiprus gigantai, kurie egzistuoja ten 20 metų ir ilgiau, tai kaip Google mes turim tą rodiklį, kaip Amazon mes turim tą rodiklį per 10 metų, paskutinius kaip Indra sistemas. Duolingo trumpiau listinguojama viešai kompanija, jeigu neklystu nuo 2019 metų, tai dėl to automatiškai mes turim trumpesnę laikotarpio istoriją, bet kompanija auga monstriškais tempais. Kompanija yra pelninga ir visi kiti pozityvūs dalykai, kas liečia biznio patį modelį. Bet
rinka smarkiai nuvertina šią kompaniją šiai dienai, dėl to mes matom potencialą ir mes dasipirkinėjom agresyviau tų kompanijų. Mėnesio tema, lapkričio mėnesio tema, tai labai įdomus įvykiai, kas liečia geriausią visų laikų pasaulyje investuotoją, Warreną Buffettą ir jo kompaniją Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway yra kompanija, kurios vertė yra 1,1 trilijono dolerių. Ir Warrenas Buffettas ir jo amžinatilsį partneris Charlie Munger 2019 metais per metinę, man atrodo, ataskaitą kompanijos prisipažino, kad viena didžiausių jų klaidų yra tai, kad jie nesuprato Google verslo modelio ir neinvestavo į Google iki 2019 metų. Tai kas praėjo? Praėjo dar 6 metai, kada Warrenas Buffettas galų gale nusprendė investuoti į Google ir lapkričio mėnesį buvo pateiktos jų trečio ketvirčio irgi kompanijos ataskaitos ir tik tai, visada tos ataskaitos 3 mėnesiais vėluoja, niekas neturi apart žmonės dirbantis viduj. Kada tokie didžiuliai fondai padaro pirkimus, tai visada, kada išleidžia trečio ketvirčio ataskaitas, štai mes nusipirkom tokių pozicijų, mes sumažinom tokių pozicijų. Tai pagaliau Warrenas Buffettas ir tai galimai yra jo paskutinis pirkinys, kadangi žmogus išeina užtarnautą poilsį į pensiją, jis atsistatydina šiais metais iš direktoriaus pozicijos, būdamas 95 metų. Ir ką jisai padaro, jis galų gale pripažįsta, kad Google yra ta kompanija, kuri verta yra jo dėmesio apskritai per tai, kaip jisai investuoja ir kaip atsirenka kompanijas, tai yra visiškai vertę orientuotas investavimas, tai yra nulis spekulacijos, taip kaip pas mus ten 12 ar 15%. Ten yra viskas skaičiuojama tik į vertę ir tik už nukainotas kompanijas. Ir ką tai reiškia, koks yra signalas? Jie vidutiniškai nusipirko Google pozicijų akcijos kaina, kada buvo apie $250. Tai reiškia, kad jie mato ir jie vis dėlto suprato, kad ta kompanija netgi verta $250 buvo nuvertinta ir tai buvo verta netoli 2% pozicijos atsidarimo, 4,3 milijardai investuota į Google. Tai labai toksai reikšmingas įvykis ir tuo pačiu, pamiršau, ką norėjau sakyti. Tai kad taip pasirodė, kad yra tiesa, kad 250 vis dar buvo nuvertinta šita kompanija, kas man atrodė šiek tiek kitaip, bet laikas parodė visai ką kitą. Šiai dienai $320. Warrenas Buffettas nupirko už 4 milijardus ir uždirbo jau per 3 mėnesius kokią 20% grąžą nuo tą investiciją. Tai aišku, šitas pranešimas, bet kas, kur Warrenas Buffettas investuoja arba parduoda, tai pasiunčia šitą kompaniją arba į euforiją, ką pasiuntė į Google, ir kada labai greitai ta kompanija pasiekia savo tikrąją vertę, arba ta kompanija taip pat gali pasiųsti ir į knockdowną, kada Warreno Buffetto sprendimai yra šiai dienai vieni, sakyčiau, labiausiai atsižvelgiama į jo sprendimus negu į bet kokio kito investuotojo. Tai šiek tiek pagerbent ir apskritai šitą personaliją ir tai, kad Warrenas Buffettas yra Warrenas Buffettas, aš dar šiek tiek įdėjau jo citatų, kadangi aš ir pats tas citatas renku, aš jas rašausi ir aš mokausi
ir iš Warreno Buffetto, ir ne tik iš Warreno Buffetto, ir aš esu perskaitęs ir knygą ir pačio Warreno Buffetto mokytojo Benjamin Graham, iš ko jisai mokėsi ir pritaikė jo pamokas savo investavime. Tai vat, paskutinis laiškas, šiais metais parašytas metinis laiškas Berkshire Hathaway investuotojam ir keletą citatų. Savo paskutiniam laiške jisai parašė, kad pasaulyje yra pilna galimybių investuoti ir Amerika yra vis dėlto vis dar geriausia vieta investuoti ir kad investuotojai turėtų turėti omenyje. Ir dar trys šitos citatos, vienas mano mėgstamiausių. Ir čia trys nuotraukos Warreno Buffetto jaunesnio, jaunesnis, tai iš tos pirmos nuotraukos tas jaunesnis irgi, man atrodo, čia kokių 50, gal 5 metų, bet kai žmogui 95, tai jeigu prieš 40 metų jam buvo 55, tai, jo, yra kaip yra. Tai matot, netgi Warrenas Buffettas, kaip sakant, netapo milijonierium 30 ar galbūt netoli 40, tik tai ir jis tapo iš tikrųjų pasiturinčių žmogum. Tai kiek laiko iš tikrųjų užtrunka ir kaip atrodo kitiem, kad čia per naktį kažkas vyksta, o čia iš tikrųjų yra investavimas, yra laiko žaidimas, kantrybės ir psichologijos žaidimas. Tai Warrenas Buffettas seniai pasakė jau, kad per įmonės egzistavimą jo portfelis 3 kartus nukrito 50%. Tai reiškia, kad 3 kartus kažkurio tai momentu jo karjeroje visas portfelis, ne kažkokia pozicija viena, visas portfelis buvo 50% minuse. Ir kiekvieną kartą portfelis atsigavo. Ir jis sako, kad nereikia panikuoti ir Amerika visada sugrįž, reiškia, iš kažkokio tai minuso ir iš kažkokio dugno ir taip pat sugrįž ir Berkshire akcijos. Kita citata tai yra pasirinkite savo herojus ir kopijuokite juos ir prisiminkite, kad kindness is costless, but also priceless. Tai tas kopijavimas, tai čia 100%. Kopijuotojai visada uždirba daugiau negu išradėjai. Ir tas pats Warrenas Buffettas, jisai mokėsi, jis kopijavo iš Benjamino Grahamo, jisai iš jo mokėsi ir jis tiesiog implementavo jo strategijas ir su kažkokiais minimaliais pakeitimais, su savo pamastymais. Tai ta prasme, čia vienareikšmiškai aš irgi kopijuoju ir atsirenku savo 3 mėgstamiausius investuotojus, aš žiūriu, ką jie daro, aš domiuosi ten dar kažkokiais kitais portfeliais ir po šiek tiek, kas yra tas spekuliatyvus procentas, ten 12-15% mūsų portfelio, tai yra mano idėjas, visa kita praktiškai nėra mano idėjas, tik tai mano sprendimas, kada ką pirkti, kada nepirkti. Ir trečia citata irgi labai svarbi, šiaip, man atrodo, tiek jauniems žmonėms, tiek nejauniems žmonėms apskritai ir psichologija žmonių, kad nekaltink savęs dėl savo praeities klaidų, pasimokyk iš to ir tiesiog judėk į priekį ir kad niekada nėra vėlų išmokti, to pasitobulinti ir kad niekas nėra tobulas, bet kad kiekvieną dieną žmogus gali būti geresnis. Tai puikios citatos iš geriausio pasaulio investuotojo. Mėnesio nuotrauka, tai yra data centrai kosmose. Labai paskutinį mėnesį tokie sprogus tema, kad didžiosios technologijų kompanijos aktyviai domisi, renka informaciją, kaip perkelti tuos data centrus, tuos milžiniškus plotus, ką jie stato ant Žemės, į kosmosą. Ir tokia įdomi naujiena, kad Google ir Planet Labs
kompanija jo, satelitų kompanija buvo pasamdyta Google, kad perkelti ir pradėti statyti kosmose data centrus. Įdomi tokia irgi, kaip pasakyti, įdomi technologija, įdomi idėja. Šiaip Jeff Bezos buvo pirmasis, iš kurio aš išgirdau šitą idėją. Tai labai visi greitai pasigavo irgi šitą ir skirtumas yra tik tai tas, kad Google jau iš tikrųjų padovanojo tą kontraktą Planet Labs ir jau 27 metais planuoja pradėti mažais žingsneliais kažką tai daryti. Tai aišku, bus ten mažo dydžio, aišku, tas data centras, tai kiek satelito dydžio. Skirtumas yra tas, kad kosmose mes turim neišsemiamą energijos šaltinį, tai Saulė, tai dėl to praktiškai tai yra nemokama energija, kas energijos kaštai yra pats toks rizikingiausias dalykas statant ir investuojant į data centrus šiai dienai. Energijos, elektros kainos labai smarkiai pakilo nuo poreikio didžiulio elektros. Tai bet kompanijos ieško alternatyvų, kaip sutaupyti ir tokiai dienai gyvenam, kad netgi išsiųsti data centrą į kosmosą gali būti pigiau jį pastatyti ant Žemės. Tiek šiai dienai, nežinau. Greitai tie mėnesiai kažkaip eina, atrodo jau vieną ataskaitą darau, čiukšti jau kitą ataskaitą darau. Bet, svarbu, kad aš jaučiu, kad man patinka tai, ką darau ir jaučiu malonumą. Ir linkiu visiems atrasti tokią sritį, kur jausite malonumą ir meilę tai, ką darot. Tai visiems sėkmės ir iki kitų.